Šiandien mano augintinis papasakos labai jautrią ir įkvepiančią vieno šunelio istoriją, kuri išties primena pasaką. Susipažinkite, tai Bilis. Šis murzinas gaurius iš tiesų yra tikriausias foksterjeras. Tik labai ilgai mažai kas apie tai težinojo. Senučiukas Bilis tūnojo atokiame Šiaulių gyvūnų globos namų kamputyje, kol vieną dieną dviejų savanorių ir komandos neabejingų geraširdžių žmonių pastangomis jo gyvenimas apsivertė aukštyn letenomis. Neįtikėtina Bilio naujo gyvenimo istorija tądien prasidėjo nuo kelionės į šunų grožio saloną, kur tikros meistrės nemokamai kelias valandas jį švarino, puošė ir lepino spa procedūromis. Šiaip šuniukas turėjo būti pešamas, bet šiai dienai jisai prisiauginęs labai daug kailių ir tas kailis susivėlęs, kad nekankint šuniuko, mes tą šuniuką nuskutom nugarytę. Daugiau apkarpėm nagelius, iš tarpupirščių iškarpėm, nes ten buvo labai jau susivėlę plaukučiai kartu su žemėmis. Paskui išmaudėm su šampūnu, ilgus plaukus pamaitinom kondicionieriumi, išsidžiovinom, išsifenavom ir suformavom šukuoseną. Kaip klientas paklusnus? Labai geras klientas. Aišku, viršsvoris trukdo jam truputėlį ilgai ir nuobodžiai stovėti, kol visos procedūros atliekamos. Bet šiaip šuniukas labai gero charakterio, nebijojo nei feno, nei mašinėlių, vis tik tai prie ausyčių tas zirzimas daugumą šunų erzina, o jisai matosi labai tvirtos psichikos ir absoliučiai viskas geranoriškai žiūri. Na ir būsimiesiams šeimininkams, ką reikėtų žinoti, kiek kartų šitokių grožio procedūrų reikės Biliui? Priklausomai nuo to, kaip atauginėja kailį, kiekvienas šuo pirmiausiai turi būti tvarkingas, nepriklausomai ar ilgas kailis ar trumpas, gali jisai ir ilgesnį kailį užsiauginti. Svarbiausia, kad naujieji šeimininkai jį pašukuotų, kad neleistų susidaryti savelom, jeigu išsitepa išmaudyti retkarčiais, tai nėra ta veislė, kurią būtina labai dažnai maudyti, bet šukuoti būtina. Na ir kiek kartų pas jūs, pavyzdžiui, reikės apsilankyti? Per metus? Per metus, sakau, priklausomai kaip šeimininkai norės matyti gražų, 2-3 kartus. Mes savo ruoštų pasižadam, kad būtent šitas šunelis mums labai tikrai mielas ir labai patiko. Naujieji šeimininkai drąsiai gali pas mus atvesti, sutvarkyti šitą šunelį nemokamai. Kodėl sutikote prisidėti prie šitos, pavadinkim, misijos, nes ne kiekvienas turbūt sutiktų, ar ne, nemokamai, o kodėl jums tai svarbu? Aš pati auginu šuniukus, iš tikrųjų labai juos ir stengiuosi ir prižiūrėti, ir labai juos myliu. Ir tikrai skaudančia širdim žiūriu tos šuniukus, kurie laksto gatvėmis. Ir teko matyti ne vieną ir sužeistą, ir padėti ne vienam šuneliui teko, kadangi namuose tikrai negaliu priimti svetimų šunų, tenka kreiptis į globos namus. Ir mano manimu, kiekvienas gyvūnas turi turėti savo namus, o ne gatvėje gyventi. Aš negaliu priimti savo namus, tai aš galiu tik tai prisidėti savo darbu. Po visų procedūrų išgražinto, iškvėpinto, iš apžėlusio gauriaus dailių foksterjerų virtusio Bilio laukė dar viena kelionė. Šįkart į žinomo fotomenininko Sauliaus Jankausko studiją.
šunį ne pirmą kartą fotografuoju, yra aplamai šunus ir katinus fotografavęs esu ir kitaip negu žmonės, aišku. O su šituo konkrečiai šuniu? Labai geras šuo, fantastiškas. Nei urzgia, nei loja, nieko kaip pastatėjai, sakant, tik tais tiek, kad prisiderint reikia, o dabar žaidžia. Ar fotogeniškas? Labai. Fantastiškas šuo. Šiaip pati specifika fotografuoti gyvūną, tai yra sudėtingiau negu žmogų ar lengviau? Yra tam tikri niuansai gyvūnus fotografuojant jau, bet negaliu pasakyti, kad tai yra sudėtingiau ar tai yra paprasčiau. O susitart su kuo lengviau? Kaip kada? Kokį cukriuką turi kišenį? Kodėl apskritai sutikai prisidėti prie šitos misijos, šito šuniuko kelionės galbūt į naujus namus? Paskambino, sako, gal sudalyvausiu, sakau, gerai, sudalyvausiu ir viskas. O kodėl, tai kad kitą kartą nereikia gal klausti, kodėl. Reikia daryti ir viskas. Kaip pats žiūri apskritai visą tą situaciją su beglobiais šunimis, į prieglaudas? Sunku pasakyti labai, kada Lietuvoje dar yra ir beglobių vaikų, ir beglobių senelių, ir dar kažko, tai man labai sunku vertinti. Yra tai, kad ar šuo, ar žmogus beglobis yra blogai. Tai yra labai blogai. O kad gelbėt, kad padeda, tai puiku. Dalintis gerumu yra vis tiek geriau negu kęsti, pykti ir dar kartą pykti. Va. Tai belieka Biliui turbūt palinkėti, ko nors ir visiems kitiems šuneliams prieglaudai nuotolio. Aš manau, kad visi turėtume savo, kaip žmogus, kad turi savo artimą, taip ir šuo turėtų turėti savo artimą, nes kiek gyvūnus myli, kiek meilės jiems duoda, tiek jis tau atiduoda. Čia lygiai taip pat kaip su žmonėm. Kad visi šunys turėtų savo šeimininkus, kad galėtų mylėti ir kad būtų mylimi. Tokia varginanti, tačiau įspūdžių ir naujų patirčių kupina diena ne šiaip savo pramoga. Visa tai tam, kad kažkada šeimininkų į prieglaudą atiduotas senukas Bilis ir vėl turėtų namus. Ta idėja yra pasiskolinta plačiai visam pasaulyje, jau jinai tokia yra. Tik mes kaip galvom, kokį šunį paimti, tai kad nebūtų jaunas, nes jauni greitai gyvūnai randa namus. O šitam šuneliui biški truputį daugiau metų ir jisai toks buvo pas mumis nematomas. Gyveno kamputį galiniam voljere ir paprasčiausiai žmonės ateidavo, pasižiūrėdavo, šuo gaila pagyvenęs, ir pasimdavo jauną šunelį. Tai va. Ir taip ta mintis kilo tokia, kad būtent paimti jį, nes kad jisai greičiau rastų namus. Tai kokia jo istorija, iš kur jis yra atkeliavęs? Jie atvežė patys šeimininkai su ašarom, nes jie išvažiavo užsienį ir paliko jį mum. Neturėjo kur dėti, nesurado namų naujų. Taip ir pasiliko pas mumis ir užsibuvo. Koks jis šuo? Kokio būdo? Geras, jisai labai neagresyvus, tvarkingas, niekada nieko nepadarys tam voljere, kuris jį būna, tai ir kambarį nieko nepadarys, kenties, kol jį išvesi lauką, be reikalo nelos, nepuls ant žmonių, jis labai daugiškas. Mudvi susirašėm Facebook'u, kad Biliukui jau Biliukas užsibuvo ir Biliui reikia surasti namus, o kadangi jisai vyresnis ir kadangi jisai yra fox terjeras, jam reikia ypatingo plauko priežiūros, tai nusprendėm jį išpuošti, pagražinti, taip kaip priklauso prieglaudai. Aišku, kad jis per laiką prarado savo fox terjero įvaizdį. Jis nepanašus į fox terjerą. Va dabar po grožio procedūrų jisai tikras fox terjeras. Tai tam, kad jisai virstų į fox terjerą, mums reikėjo susitarti su šunų grožio salonu ir įsiprašyti fotostudiją, kad Saulius Jankauskas mūsų fox terjerą įamžintų ir kad mes jį galėtumėm parodyti jo naujiems šeimininkams. Savanorės sako, tokiu pavyzdžiu norinčios atkreipti žmonių dėmesį į visus šunis senjorus ir įrodyti, kad jie niekuo nenusileidžia, o kartais ir gerokai pranoksta jaunus šunelius.
senas, iš tikrųjų šuo yra labai protingas. Jis labai myli, jisai myli visai kitaip negu jaunas šuo, nes jisai žino, jisai turi patirtį gyvenime kaip ir žmogus. Gal dar aš įvardinčiau tokius privalumus, jeigu tu parsiveži mažą šunelį namo, jam dar reikia socializacijos, jį reikia išmokinti daug ko, jį reikia pripratinti prie įvairiausių garsų, siurblio, automobilio, važiavimo automobiliu, jį reikia išmokyti daryti reikalus lauke galų gale, ar ne, mažam šuneliui ten dantys keičiasi, jis gali sugriaužti visus namus. Viskas, Bilis visą šitą praėjęs, jis tikrai bus namuose tiesiog draugas, tokį, kokį mes įsivaizduojam šunį, pažiūrėję kažkokių gražių filmų, šuo protingas, nieko negriaužia, jisai ten, žodžiu, žaidimams va, tada, kada reikia, jisai tiesiog prie kojos guli, lik ir jaučia tą žmogaus nuotaiką ir prisitaiko, tai ko gero mums Bilis pasirodė toksai. Kad dar turi parako ir gali tapti idealiu šeimos nariu bei kompanjonu, visais būdais demonstravo ir pats Bilis. Mašina elgės labai gerai, iškart pats iššoko, gulėjo ten, atėjo ten, va toks, va. Jis visiškai socializuotas, taip galima apibūdinti. Mieste eina šalia su pavadėliu, labai ramiai, nesidrasko, nesimuisto. Buvome kavinėje, gėrėme kavą, jisai stebėjo, skaičiavo mūsų kąsnius. Žmonės, kurie tiesė rankas jį paglostytis, išbučiavo. Automobilį važiavo labai ramiai ir matom ir dabar jisai po tokios sunkios dienos, po fotosesijos, po grožio procedūrų, vonių ir taip toliau, jisai toliau sau griaužia kamuoliuką, visas aktyvus, energingas ir tikrai jis dar nesenas. Pasibaigus grožio procedūroms ir fotosesijai turėjo prasidėti pati svarbiausia Bilio kelionės dalis – naujų namų paieškos. Savanorės ruošėsi kelti jo nuotraukas į internetą ir šitaip vilioti naujus šeimininkus. Mes rezgėme planus gražuoliui foksterjerui naujos šeimos ieškoti laidoje. Ir kas tuomet galėjo pagalvoti, kad mylinčius šiltus namus Bilis ras jau po valandos? Savanorės paprašyta draugė Bilį priglaudė nakčiai, kad išpuoštam šuneliui nebereikėtų grįžti į prieglaudą. Tačiau užėjęs į atrodė laikinus namus, Bilis visomis 4 letenomis įtipeno ir į būsimųjų šeimininkų širdis. Kol Bilį nukirpo, vyko fotosesija, man draugė Evangelina siuntė per Facebooką nuotraukas, kad pasižiūrėčiau, kaip keičiasi Bilis. Va, ir kada jau pasižiūrėjau paskutinės nuotraukos, kažkuom pavergė. Tai va, tai buvo pirma pažintis. Kai atvežė, Bilis elgėsi labai ramiai, aišku, tai yra senas šuo, bet turbūt pagal charakterio savybės mūsų su vyru jisai labiausiai šiuo metu tinkamas šuo. Todėl, kad nereikalauja kažkokio išskirtinio dėmesio, pritapo prie aplinkos, naktimis ramiai miega, va, tinkantis lauke, kada vedžiojame, taip pat nereikia kažkokių papildomų ten ar šukaliojimų, ar ten drausminimų. Tai va, tai kadangi tas 4 dienas pagyvenom, susidraugavome ir tiesiog paskutinį žodį tarė vyras, kad taip mes žinodami, kiek amžiaus šitam šuneliui, ryžtamės suteikti jam pastovią gyvenamą vietą, va, ir susidraugauti ir draugauti. Ir leisti oriai pasenti. Ir leisti oriai pasenti. Dabar jau išlydi, dar nelabai pasitinka, prašosi į lauką, bando užmegzti turbūt kažkokį ryšį savo kalbą, stengiasi pasakyti, aišku, mes dar nelabai suprantame jo norų, bet visumoj, geras šunelis. Pasimsime iš kito miesto beveik porą mėnesių mišrūną. Tai turėsime, kaip juokaujame su vyru, turėsime labai seną ir labai mažą. Tai mūsų kasdienybė bus labai įvairi, iš tikrųjų ir yra nerimo, ir savotiškai džiaugsmo.
Tai turėsime turbūt savo laisvalaikį labai derinti prie šitų mūsų augintinių, bet kadangi artėja vasara, daugiau laiko praleisim lauke, manau, kad ir Bilis sustiprės, ir mažiukas paaugs, ir sulaukę žiemą, gražiai visi gyvensim. Gal aš ten labai kažkokia didelė patarėja negaliu būti, todėl kad patirties auginant gyvūnus turiu nedaug, bet svarbiausia yra, pirmiausia, tai yra noras įvertinti visas aplinkybės. Jeigu kalbėti apie vyresnį šunį, tai manau, kad turėtų šeima pagalvoti, kurie galbūt jau nebeturi mažų vaikų, bet nori turėti draugą. Ir šiaip šeimoje turėtų būti dviejų sprendimas, svarstant vyresnį šunį turėti, todėl kad jam, manau, kad reikės tikrai didesnio dėmesio. Ir turbūt nieko nereikia, tiesiog noro kažkam suteikti šiltus namus ir norėti draugo. Labai nedaug iš tikrųjų reikia. Mes dabar kalbam apie tai, kad šis šuo senas, bet va šiaip per 5 dienas mes su vyru tik apie tą senatvę pajokaudavom. Bet žiūrint į Bilį, jam 10 metų, tiesiog nesimato visiškai tos senatvės požymių, todėl kad jisai kaip vaikas ir žaisti nori, ir žingeidus yra pakankamai, galbūt tik išėjus pasivaikščioti, jis aišku ten nebėga laukais ir galima jį lengvai pagauti, jeigu jisai be pavadėlio nukrypsta kažkur. Tai yra tokie mentniekiai, kurie visiškai negalima sakyti, kad ten tu ant rankų jį nešioji, arba ten tu užkeli, padedi, arba valgyt atneši ir panašiai. Tikrai nematau jokio skirtumo. Kad ar 10 turi, ar 4 metų. Ir netgi matosi, kad jeigu, sakykime, kažkas šiuo atveju mums nepatinka, tai jis ir netgi greičiau mokosi. Supranta ten, kad esi nepatenkinta, supranta, kad tu jį nori jom pasidžiaugti ir jisai, nežinau, man šiaip jokio diskomforto nėra ir aš tikrai nejaučiu, kad ta šuo galbūt turi būti karšinamas. Tikrai ne. Savanorės tikisi, kad taip laimingai pasibaigusi Bilio istorija įkvėps daugiau žmonių garbaus amžiaus šunims suteikti naujus mylinčius namus. Juolab, kad šiai svarbiai misijai jau duotas startas. Kol Bilį gražino grožio salone, sutarėm, kad bent kartą į mėnesį po vieną šunelį iš prieglaudos ten mes galėsime nuvežti, jį išmaudyti, sušukuoti, apkirpti, jeigu reikia, ir paruošti tokį gražų, švarų naujiems namams.